Alio. Labas vakaras, Linai. Labas. Kaip gyvenimas? Gerai. Klausyk, Linelė, aš turiu tokį klausimą. Iš karto, nenoriu tavęs dabar kaltinti ar kažką, bet mano sūnus ne šiandien, tai yra pasigėdo striukės mokykloje. Girdėjai apie tokį variantą? Nesupratau. Aš klausiu, ar girdėjai, kad mano sūnus pasigėdo striukės mokykloje? Ne. Negirdėjai, ar ne? Tai nepažįsti Lamanausko? Evaldo? Ne. Aišku, aš jo tėtis. Edvinas. Klausyk. Pavaduotoja jūsų Levulienė man davė tavo telefono numerį. Ir sklanda gandai, kad prie to galėjo prisidėti Linas Lazauskas. Tėvas šito klausimą išsiaiškinta, kad tikrai ne aš. Su manim niekas nesiaiškino. Kaip? Su manim, sakau, niekas nesiaiškino. Ir mano sūnus sako, kad tai tavo darbas. Linai, klausyk, ar tu turi šiek tiek proto, ką? Ar tu esi visiškai kažkoks debilas, kuris ateina į mokyklą ir vagia striukės? Ne, jau nusišnekat patys. Jokių aš striukių neėmė. Tai tau taip atrodo, supranti? Kas dabar sakytų, kad jėmė striukę? Aš perku sūnui striukės, moku didžiulius pinigus, kad paimtum ir tu jas kažkur tai prakištum, kad galėtum pinigų užsidirbti, ne? Ir man, žinok, visiškai neįdomu. Aš rytoj atvarysiu į mokyklą ir kad tu būtum, nuvažiuosim pas direktorę ir pas Levulienę, tai yra pavaduotoja, ir viską bus. Aš pasakysiu savo versiją ir mano sūnus pasakys. Nes yra faktų, kad matė, kad tu paėmei. Ir aš dabar tikrai čia nesitsaskinsiu, kaip nežinau su kuo. Ar tu supranti? Suprantu. Tai gerai. Lauksim. Ko lauksi? Tai atvažiuoja tik. Ar turėsi pinigus už striukę? Jokios striukės neturiu. Tik atvažiuokit, išsiaiškinsim ir viskas bus gerai. Gerai, tai dar vienas dalykas, kurį reikia išsiaiškinti. Įdėmė. FM. Aloha, Linelė. Sveikas gyvas, tave trukdo radijo stotis Zip FM, kaip laikaisi? Žinot, biškit į kelnes idėjas. Kelnes idėja. Nu nieko, kaip būna pasitaiko, ne? Nu, man pirmą kartą pasitaiko. Juokaujame, nieks čia nesako, kad tu pavogiai ir panašiai, tiesiog tavo draugai norėjo su tavim šiek tiek paprikolinti. Jo, bet Jau suprata. kitą kartą, jeigu vogsi, tai daryk tai vienas, nes matai, kokie pas tai draugai, viską mums papasakojo. Na, ne. Nu matai, sakau, kažkokie levakai tavo draugai, blogi vagis, žinok, jie yra. Jo, Arba labai myžniai yra, nes jeigu tave išdavė taip lengvai, tai supranti, į Vokietiją kariausiais nevažiuok. Ok, seniai, viskas, nesiparink, viskas labai gerai, gerų tau mokslų. Ate. Dėkui visą. Ote. Ote, kaip sakant.